Sveiki, mano mėlyje, rubrika Kaip man išlikti. Sekantis perliukas, pradžios knyga, 7 eilutė. Tuomet abiejų akis atsivėrė ir jiedu suprato esą nuogi. Jie susisiuvo figmedžio lapus ir pasidarė juosmens aprišalą. Mes matom, kada pirmieji žmonės nusidėjo, ką jie padarė, jie savo gėdą pridengė figmedžio lapais. Skaitau 20 eilutę, 3 skyrių. Atsiprašau, 21 eilutę. Viešpats Dievas padarė drabužius iš kailių žmogui bei jo žmonai ir aprengė juos. Pats žmogus savo gėdą prisidengė figos lapu, o Dievas pridengė gėdą iš kailių. Ir taip mes matom, kad tekste, kada mes atrodo, ką tai turi bendro su mumis, kur tai vyko prieš 6000 metų. Ką tai turi bendro, kokią pamoką aš galiu matyti šiandien. Pamoka labai gili. Visada, kada mes papuolam į problemą, mes bandom tą problemą spręsti savo protu, savo jėgomis. Bet mano mėlyjeji, jeigu mes pasiduotumėm Dievo valiai, Jisai sprendžia problemą, ne tik problemą sprendžia čia šitoj žemėje. Problemą Jisai sprendžia globaliau, nes žmogus, kada prisidengia figos medžiu, tai yra augalas. Bet Dievas pridengia, sako, tavo gėda gali būti pridengiama tik tais kažkieno tai gyvybė. Ir po to ta gyvybė, mes žinom, išsipildė Jėzaus Kristaus asmenyje. Dar vieną šitą istoriją norėčiau labai pailiustruoti. Visai neseniai žiūrėjau liudijimą vieno vyruko, kuris kariauja Ukrainoje. Ir jisai save pristato, kad jisai kad jis didvyris, kad jis čia viskas tvarkoj, kariauja už mus ir visa kita. Ir čia yra bėda. Ir aš einu kariauju. Čia toks labai yra slidus dalykas, tai yra tai, kad mes ateinam ir aš ateinu ir aš sprendžiu problemą. Aš tą pastebėjau, kad mes kaip žmonės visada norim spręsti problemą patys. Nes aš prisimenu, buvo situacija, kad aš dirbau vienam darbe ir vieno miestelio vadovai nebesusitvarkė su esama tenai kriminalinė situacija. Ir jie iškvietė mus. Mes atvažiavam, aišku, mums sako, tiesiog duokit jiems į kuprą. Ir aš po to atsukdamas ratą atgal, ką pastebėjau, kad man patinka būti tokiam neįstatymo rėmose, kad aš galiu daryti, ką noriu ir už tai nebus jokios atsakomybės. Tai čia tas pats yra, kada žmonės atvažiuoja į karą. Ką tai reiškia? Tai yra giliai manyje. Aš noriu pats spręsti problemą. Aš pats noriu žudyti, sprogdinti, kažką tai daryti. Ir čia yra tiesiog atsirado galimybė, yra teisėta galimybė važiuoti ir daryti tai. Ar tai yra iš tikrųjų geras būdas siekti teisingumo? Čia šitoj situacijoje, ką mes matom, starto pozicijai, pirmieji mūsų protėviai, jie papuola į bėdą. Ir jie sprendžia problemą savo jėgomis. Savo gėdą bando prisidengti. Bet ateis tas laikas, kad tu nori ir nenori, tu gausi stoti Dievo krasę. Ir čia jau starto pozicijoje mūsų žmonijos Dievas duoda sprendimą. Jėzus savo gyvybę už mano gyvybę. Ar tu priimi tai? Ar tu renkiesi šitą variantą? Tai toksai pamąstymas. Antras perliukas.